Sveiki mielieji, pagaliau dayo rankos iki, dirzo keitimo. Kadangi bufau labai susikau pes darbui, tai video gafosi befek bezodziu, todel pasinau doyau. Siole kinemis, teknologiomis, kiode igarsin, savo video. Bet matau čiau de sudukas gaunasi, Tyrex tradisiskai pasnek. Lis pravažiavęs virš 280 000. Diržas buvo keistas prie 100, kiek čia nematau, 107 gal. Čia tikrai nedilerinis, man atrodo, keitimas. Keisim inos komplektą, diržas, pompa, įtempėjas, parazitas ir aušinimo skysčio užpilsim koncentruoto. Tai taip. Žiūriu, čia visai neblogai gaunasi kalbėt, įrašinėt garsą. Tai išleisim aušinimo skystį iš radiatoriaus. Kairiai pusiai radiatoriaus apačioje yra išleidimo kranelis. Atsuk, ten manau, dabar nepamenu, gal 9 laipsnių kampu tiesiog. Matysit, čia aš biškį susifeilinau, tai sukiau, lapau, pasirodo, reikia atsisukti viršui šitą dangtelį bakelio, nes vakuumas susidaro, nepaleidžia išbėgti. Kažkaip keistai gavosi. Tai galit naudoti kažkokį įrankį, galit pirštais, jeigu stiprus pirštai vyriški. Nors čia su vyriškais pirštais nelabai dasieksi, nes vietos mažai įkišti reikia tokių laibų rankelių. Geriau įrankį turėti. Kad nesitaškytų ten visur ant grindų, tai galima šlangutę užmauti, ten yra vieta, o kad daugiau užbėgtų aušinamo skysčio, tai kitoj pusėje dugno ant karterio yra aušintuvas, tai vieną vamzdelį, šlangutę vieną atjungti, kad pilnai ten išbėgtų. Aišku, kažkiek tai liks tam aušintuvė ar dar kažkur tose vietose, kur žemiau gaunasi neišleidimo tos skylės, tai va taip. Ir ką, viskas, toliau išrinkinėjam, varžtukus sukiojam, viskas, kas laiko ir prieėjimą trukdo, atsukam. Tai šitą škyvelį nuimt, tiesiog galima montiruoti iš vienos pusės, palengvinti savo darbą, sujudinti, o paskui jau, kai pradeda judėti, galima į rankom. Lengvai nusiima, tikrai. Varžtą tai aš su puška atsukinėjau, veržlę tiksliau centrinę. Man sūnus padėjo, paėmė su puška, jie bašino ir, nes taip nežinau, ten raktais, tai pasakykit, čia aš gerai dariau taip ar negerai. Seną diržą įsistačiau pagal mėtkes, tai ant krumpliaračio to, taip vadinamo, yra brūkšniukas vidiniai pusėje ir ant plastikinės apsaugos. O toliau tai atsukinėt varžtus, tiesiog nurinkinėt, pompą nuimti, įtempėjus nuimti, čia nėra ko rodyti, nėra ko pasakoti. Šitą valaidą, atkreipkite dėmesį, jis ten nuo to ortakio prisitrina, tai apvyniot ir į tą tarpą tarp apsaugos aš įkišau ten, kad man jis netrintų tas ortakis. Po to plokštumas visas ant pompos, kur liečiasi, su bloku apsivalyti.
nuo senų tarpinių ar nuo hermetikų, jei ten kažko tai būna, padaryti švariai. Nu, ir pats diržas vizualiai tai toks kaip naujas atrodo, jo amžių tiesiog išduoda skaičiai, raidės, užrašai apsitrynę. Bet, nu, kiti pasakytų važiuoti ir važiuoti dar. Aišku, dabar su nauju irgi važiuosiu. Bent jau ramiai, net negalvosiu. Pati pompa irgi neklibėjo. Labai gražiai sukasi, švelniai, jokių strigimų, jokių ašies klibėjimų. Įtempėjai irgi. Tikrai nežinotai duotų, kas pačiupintų užrištom akim, sakytai, nauji komplektai. Gali būt, gal tiesiog kažkas keitė, gal neužlipdė lipduko, nepažymėjo. Bet tai čia, kas buvo, tas buvo. Dabar jau žinau tiksliai, kad yra naujas. Čia Inos komplektukas naujas. Įtempėjas, rolikutis, siurblys, taip vadinamas pompa, tarpinė, kažkas paranitinė, ar kaip vadinama. Diržas ir varžtų. Išvalyta, švaru, paruošta, sumontuot siurblį. Tai pompa savo vietoje, varžteliai susukti, užtempimo momentai, šitiem varžteliam 18 Nm. Tai jeigu niekur informacijos nerandat, gal pagal sriegį, pagal varžto dydį galima rasti lenteles internete. Pavyzdžiui, M6, M8 ten yra būtent tam reglamentas, tam storiui, tam M sriegiui. 17. Diapazone, kuriam galima užtempinėti juos, nepersistengiant. Čia šiaip aliuminiai blokai, tai reikia saugoti juos. Ypač su visais pertempimais iš rankos ar ten vėl kažko. Geriau jau prastas kinietiškas dinamometrinis raktas, negu ten kažkoks užveržimas naglas, kaip sakant, iš akys. Nauji varžtai. Tie, kurie su hermetiku, reikia būtinai pakeisti. Šitų nebūtina. 28 Nm veržiasi. Įtempėjas. Parazitas, taip vadinamas. Iš karto prisukam 28. Įtempėjas, tikras įtempėjas. Reiškiasi, prisukam, bet neveržiam. Pagaliau diržas savo vietoj, žymės sutampa, žymės ant krumplio, žymės ant dangtelio, ant apsaugos tos plastikinės.
Nu, bandysim prasukt kelis ratukus. Ranka. Ratą prisukau, matosi, sutampa ant dantų ir ant rėmelio, ant dangtelio šitą apsauginį. Žiūrim apačioj, kas gaunasi. Apačioj reikia lyst giliau, biškį pažiūrėsim. Bandysiu įkišti. Dar apačioj sutampa. Čia kažkokių raudonų pripaišyta prieš tai keičiant. Diržas buvo. Ir viršui raudonai pripaišyta. Ant krumpliuko. Tiesiog kaip pastatė, taip nuėmė diržą ir vėl uždėjo. Dar kartą prisukau, viskas vėl į savo vietas. Apačioj irgi. Ką surinkt? Nieko čia naujo nesužiūrėsim daugiau. Viską, ką atsukom, prisukt reikia. Viskas. Surinkam galutinai diržas ir pagalbinius generatoriaus ir suksim. Demperis ar skriemulys vadinamas, kaip sakant, svyravimų gesintuvas. Dedam. Irgi jis dvimasis, vidury turi intarpą guminį, kad taip nekaltų vibracijų. Varžtelius prisigriebėm. Dar truputį prasukt reiks vieną. Po to niutonais daveršim. Svarbiausia tai nepamirštam šito. Šitą tai nepamirštam ir atsukt pačioj pradžioj, nesulaužykit dangtelio plastikinio, nes jei neatsuksit, tai bus trakšt. Na, linksmoji dalis. Viskas. Špilsim. Koncentratas.
prieš tai buvo užpiltas raudonas kažkoks antifrizas, tai aš čia dabar sugalvojau, kad man reikia originalų susipilt. Tai kiek iš jo išleidau, net nemačiau, bet supyliau 4 litrus koncentrato ir 2 litrus distiliuoto vandens. Tai dabar čia, kai garsinu, tai jau praėję, čia gal kokius 1000 kilometrų nuvažiuoti, tai ten lygis viskas tvarkoj. Kažkiek laiko gal truputį dapilt reikėjo, bet labai nedaug, labai gerai ten su oru viskas lyg tai. Tai eilinį kartą, gerų kelių ir saugių.